Sveiki, mėlyji. Pabursim taro kortom kitai savaitei. Paklausim, ką nori pasakyti jums gero, įspėjančių. Jeigu tiks, dėkit laikus, dėkit širdelę ar ačiū ar kažką, kad pildytųsi. Taip. Mirtis krito, bet nemirsit, nebijokit. Tikrai negrėsia jums šitas dalykas, nes sekanti korta labai gera. Tai taurių 10. Tai super geri jausmai. Miršta viskas, kas turi išeiti, kas ne jūsų, kas paseno, kas atgyveno. Galbūt kam santuoka. Galbūt kam nors biznis, galbūt išaugot iš savo būsto, norit pereiti į naują erdvesnį namą ar pakilti. Taurių tūzas. Taurių tūzas tai irgi yra korta, kuri atneša tą didelį pasitenkinimo jausmą. Švęsit savo pergalę. Savo kažkokiu tai, žinot, sėkmės, pergalės, kažką tai švęsit, bus šventė. Gal kažkas gimtadienis švęsit, tai sveikinu tada. Ir dar patvirtina dvejetas taurių. Dvejetas taurių taip pat yra ta džiaugsmas, ta vienybė, galbūt kažkokį verslo partnerį gerą radot, ar kažkas pasiūlė jums labai gerą, kur džiaugiatės pasiūlymą, ar kažką, kur labai laukit pagalbos, ar kažko panašaus. Taip, saulė. Viskas atsidengs jūsų gyvenime. Viskas, kas buvo paslėpta, viskas, kas buvo nematoma. Ir bus viskas labai gražu ir labai gera. Ir žinot, pasibaigs tas taupimasis pinigų, pasibaigs tas taupimas suveržtų diržų tas etapas jūsų gyvenime. Ir žinot, dar ne viską atskleidžia jums visata. Dar ji tik dėlioja jum įvykius. Dar ruošia jum kažkokį tai Gal tos savaitės gali neužtekti, gal reikės mėnesių, gal reikės kažkiek tai.